Sveiki atvykę į Vilniaus Visorijų informacinių technologijų parką. Šitie modernūs statiniai sostinės Geležinio Vilko gatvėje jau pradės kilti 2010 metų pabaigoje. O parko istorija prasidėjo 1986-aisiais. Į Visorius persikėlus matematikos ir informatikos institutui čia ėmė vystyti su informacinėmis technologijomis susijusi mokslinė veikla. 2002 metų pabaigoje įsteigta viešoji įstaiga Visorijų informacinių technologijų parkas. Infrastruktūros plėtrai skirti 6 hektarai. Jau šiandien Visorijuose veikiančiose informacinių technologijų įmonėse ir organizacijose dirba 700 kvalifikuotų specialistų. Veikia 10 įmonių ir mokslo institucijų. Tarp jų Biochemijos institutas, Vilniaus universiteto ekologijos institutas, UAB Baltika Amadeus, TEF, VTEX, Exdatum, Impro, Dailycart, Art21, individuali įmonė IT sistemos, asociacijos Infobalt ir EEPA. Pernai rudenį Visoriams suteikus valstybei svarbaus ekonominio projekto statusą, į Visorijų informacinių technologijų parką pavyko pritraukti dar 3 aukštųjų technologijų bendrovės, kurios čia kurs tyrimų centrus. 3000 kvadratinių metrų ploto aukštųjų medicinos technologijų centrą suplanavo pastatyti UAB Viltechmeda, vystanti medicininių švirkštinių siurblių skirtų tiksliam ir saugiam vaistų dozavimui gamybą. Bendrovės investicijos į centrą sieks 10 milijonų litų. 3,5 tūkstančių kvadratinių metrų ploto mokslinių tyrimų centre 2011 metais įsikurs UAB Biotech Pharma, teikianti naujų technologijų bei biofarmacinių preparatų kūrimo paslaugas. Investicija į naują mokslinių laboratorijų kompleksą sudarys daugiau kaip 48 milijonus litų. UAB Bot Group Visorijų informacinių technologijų parke įkurs 10 tūkstančių kvadratinių metrų ploto saulės energijos ir optinių skaitmeninių laikmenų technologijų tyrimų centrą. Bot Group kartu su Vokietijos investuotojais įsteigė 2 kompanijas – Baltic Solar Energy ir Baltic Solar Solutions, kurios čia kartu su UAB Via Solis vystys saulės elementų tyrimus ir eksperimentinę gamybą.